العامة الآن إلى خطاب من رئيس المجلس الأعلى لجمهورية ليتوانيا فخامة السيد فيتانتاس لانزبرغس. أرجو من رئيس المراسم مرافقة فخامة الرئيس. العامة أتشرف بأن أرحب في الأمم المتحدة برئيس المجلس الأعلى لجمهورية ليتوانيا فخامة السيد فيانتاس لانزبرغس، وأدعوه إلى إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة. فليتفضل. Mr. President, with my warmest congratulations, Mr. Secretary General, ladies and gentlemen. Nepriklausomos pasaulio valstybės, kurios įkūrė ir išugdė Suvienytųjų nacijų organizaciją, šiandien priėmė Lietuvą į savo šeimą. Taip Lietuva, savo amžiaus 8 šimtmetį bebaigianti Europos valstybė, kurią jos kaimynai net 2 kartus buvo išbraukę iš žemėlapio, vėl pasirodo kaip mitų paukštis Feniksas, dar kartą gimusi iš savo pačios pelenų. Bet Lietuva atgimsta ne tik iš paskutiniųjų Antrojo pasaulinio karo pelenų. Lietuva atgimė iš savo žmonių kančios ir kovos, iš jų darbo ir tikėjimo. Kuo tikėjo mūsų šalis per pastaruosius dešimtmečius, kai brutali prievarta ir ciniškas pragmatizmas liepė jau niekuo nebetikėti šiame pasaulyje. Ji tikėjo pagrindiniais dalykais – tiesa ir teisingumu. Ta dvasinį žinojimą aš apibūdinčiau taip – yra neteisybė ir skriauda, bet ji laikina, nes negali taip būti, kad neteisybė įsiviešpatautų amžinai. Lietuvos žmonių širdyse, nors jos matė, kaip yra išsigimstama ir nusikalstama, kaip šimtams tūkstančių gali būti atimama gyvybė arba tėvynė, mūsų žmonių širdyse neužgesinamas ruseno tikėjimas galutiniu teisingumu. Tokį teisingumą ir nesunaikinamą transcendentinį gėrį daugelis laiko Dievo savybę, bet juk gali būti, kad tai pasaulio ir būties esmė, kurią žmonės pavadino Dievu. O gyvename žemėje, kurioje beveik viskas gali būti pajuokiama. Lietuvos žmonės antai tikėjo, kad jų maža šalis vėl bus nepriklausoma valstybė, net paskelbė tai, o iš jų buvo juokiamasi. Popierinė ta jūsų nepriklausomybė ir nieko neverta teisė, jeigu neturite tankų arba brandolinių raketų. Taip liūdnai atrodė pasaulis, kurio galingieji manė, kad suplėšius popierių su įrašyta teisė, dingsta ir pati teisė. Gerai, kad ne visi taip manė. Ir Lietuva nesuklydo ir nenusiminė. Jos tikėjimas neatimama teisė ir teisėtumu, jos atsisakymas baimės ir melo pasirodė stipresni už tankus ir raketas. Todėl mes buvome laisvi dvasioje ir ėjome sėkmingai į krašto laisvę. Mes rinkdavomės ir dainuodavome, o išsiskirstę kantriai dirbome. Mes atmetėme smurtą ir nesileidome išprovokuojami. Mes sukaupėme dar nežinotą politinį patyrimą,
kuriuo galime ir su kitais pasidalinti. Jeigu žmogus nori gyventi dorai, tai kodėl pasaulyje negali būti doros politikos? Jeigu kalbame tiesą, tai kodėl negali būti atviros ir teisingos politikos? Antrojo tūkstantmečio pabaiga pagal krikščionių kalendorių – tai ir kruviniausio, ir melagingiausio šimtmečio pabaiga. Jau traukiasi, žlunga didžiausioji blogybė – neapykantos kultas ir gražiai pasivadinus netiesa, kurios pagrindinis įrodymas buvo smurtas. Iš dykumos jau ateina, baugu net patikėti, meilės tiesa, kuris stebėsis, kad seniau būdavo smurto. Aš nežinau, ar ne iliuzija tas taikos vilties slengstis žmonijai, bet norisi tikėti, kad apokalipsės pranašystės ir šį kartą dar neišsipildys. Brolžudžiui Kainui bus leista numirti, o Lietuva bus ir kitiems padėjus rasti daugiau vilties. Pasaulis jau pamatė Lietuvą, kuri sugrįžta iš tariamos nebūties, iš melagingai nudažyto žemėlapio, o aš matau, kaip šviesėjantis pasaulis ateina pas Lietuvą. Ir mes išimame korį medaus ir pasisodiname prie stalo bičiulį, kurio bitės nepuola gelti, nes jis geras žmogus. Didelė šeima vienoje šalyje ir šeimų šeima sudaranti žmonių pasaulį. Tokios ateities kūrime mes pasiryžę dalyvauti. Mes norime praplėsti nebranduolines ir didelio pasitikėjimo zonas. Todėl reikalaujame išvesti iš mūsų teritorijos visą joje neteisėtai esančią svetimą kariuomenę. Mes neturime jokio priešiškumo ir nejaučiame keršto nė vienam kaimynui. Mes norime sukurti demokratinę valstybę, kurioje visiems pakaks vietos ir bus apsaugota laisvė, pagrįsta tautybių ir žmogaus teisėmis bei orumu. Such is Lithuania's responsibility to itself and to community of nations, which we welcome with open arms. Thank you. باسم الجمعية العامة أتوجه بالشكر إلى رئيس المجلس الأعلى لجمهورية ليتوانيا للخطاب الهام الذي تفضل بإلقائه منذ قليل ولكلمته بالتهنئة لي. أرجو من السادة، أود أن أعلن حضرات الإخوان أن أعلام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا وولايات ميكرونيزيا الاتحادية وجزر مارشال وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا سترفع في احتفال يقام أمام مدخل الوفود بعد رفع الجلسة العامة الثانية للجمعية العامة بعد ظهر اليوم مباشرة. كما أعلن هذا الصباح فإننا سنعقد عقب هذه الجلسة العامة مباشرة اجتماعات متوالية للجان الرئيسية من أجل انتخاب رؤسائها، وبعد ذلك ستعقد الجلسة العامة الثانية لانتخاب نواب رئيس الجمعية العامة. أعلن انتهاء الجلسة العامة.